kompaktas be technikinės ir sekmadienį vieną dieną negalima paimti. Tai į vakarą atvarėm, paliko miestelę. Dėžavų balto kompakto Intergames epopėjai. Ir dabar lekiu pasimtų, kur tikiuosi. Nors šiaip kompaktas lengvai labai vedas. Bet, nežinau kaip čia bus. Ir važiuosim, šiandien nedaug dalyvių. Ir vėliau padarė renginį ir aš anksčiau atsikėliau. Tai yra laiko pavloginti biškį. Tai gal kažką pavloginsim. Oh yeah. Stovi gražuolis. O, kaip šalta. Kaip šalta. Nu. Ui. Kažkas ne. Okei. Gerai, turėtų veikti. Okei. Laukiam, kol biškį tepalas pašils. Mašina pašils. Ir važiuosim į Žiedą. Žiauriai šalta, fuck. Labai šalta. Pamantas, netikėliai. Nu, gintai, zaibys susiėmimas, ane? Jo, žiauriai. Nu, tą pakžiūrį, vienai. Nesigaili, kad vakar nenusilupai? Vieną fiškę tikrai nukirtau, bet geras šitas buvo. Šitas buvo geras. Taip reikia važiuoti. Gaila vienos fiškės. Mašina dar va tenai. O būdavo prie ąžuolo. Nu nieko. Neblogai, vis tiek sekas, reikia visot. LG edit reikia, žinai. Pasako. Ką pasakot, nėra kendų ir rezultatas matosi iš karto. Aišku, nesu labai pro vairuotojas, bet nepridariau nieko. Pasipasakot pats, ką prisidarėjai. Lemba kendas tai gerai, bet reikėjo drąsos iš pradžių daugiau rodyt, bet darėm atsargiai. Tai laikai pirmi buvo vidutiniški per viduriuką. O tada paskutiniam važiavime pagalvojau, kad ar taip jau čia į podiumus be šansų patekt, tai darom all or nothing, gavos nothing ir prisirinkau belė kiek baudų, bet greit pravažiavau. Buvo jau laikas jau link priekio, bet baudų aš pas nesuprantu, iš kur tiek jų ten atsirado. Tai va, tai nežinau, dabar slavom. Eisim pasižiūrėti slalomą, ne? Ja. Gerai, subarikas. Važiuoja mano galą. Na, irgi apsinešęs.
3 metai dabar, man atrodo, jau stabiliai važiuoju Winter Games ir pagaliau kažką suvažiavau. Tai slalome 2 vieta galimai. Pagal visus rezultatus, jeigu nebent, nežinau, nieks nesikeis, bet jau neturėtų keistis. Tai pagaliau mantelio kendos man atnešė bent jau kažkokį tai apdovanojimą. Labai buvo įdomiai, slalome bandomasis buvo šiaip geras laikas. Lyderio laikai apie 50 kablelis, mano apie PM1 kablelis, o mano bandomasis buvo PM2, tai jau iš karto pasirodė, kad neblogai, bet tada pirmą įskaitinį važiavimą PM6 padariau. Tai biški, dar iš vis buvo kitaip, kad pirmą įskaitinį važiavimą man minutę rodė kažkodėl, nors negalėjau, tikrai taip lėtai. Bet po to pataisiai PM6 ir tada reikėjo spaust bandyti. Tai taip atsargiai spaudžiant, šiaip padangos kai tokios geros, tai galėjau ir dar geriau suvažiuoti. Bet labai po to jau prasidėjo sporto psichologijos dalykas, kur visai neblogi matau laikai pagal rezus visus ir reikia atsargiai negaut baudų, kad neprarast pozicijos. Tai paskutinis važiavimas jau toks jauduliukas tikrai buvo, nesufeilint, bet vis tiek greičio padaryt. Bet paėjo visai neblogai, manau. Su blokiruotė, manau, ir dėl pirmos vietos būtų čia pakovoti. Tai va, mes jau vienam gražiausių Kauno aplinkinių miestelių ir varom pasiimti Land Rover. Antroji vieta Mindaugas Juchnevičius. Ir nugalėtojas RVD slalome Justas Bakanas. Nu ką, yra 2 vieta slalome. Dabar kitą savaitę blokiruotės ir virinimai. Reikia sportinį pasą pasidaryti. Ir vasario 28. Kitas etapas dabar slalome. Visai neblogai, esu 4 pagal taškus. Tai jeigu kitą etapą paeitų gerai, yra tikimybės paimti čempionatę, gal kokią 3 vietą net galimai, galbūt kažkaip. Nu tai dėl to ir varysim. O dabar varau namo, nes visą dieną šiandien aš čia ir žiauriai sušalau. Ate.